Gerai, pasakysiu, kaip aš suprantu tą nušvitimą. Mūsų protas, nežinau, kas jį sukūrė, bet bando užsikabinti už bet ko. Už šeimą, už kažkokią prasmę, už kažkokias nacijos, už kažkokio tikslo. Ir bando surasti savo kažkokį gyvenimo tikslą, kad tik čia funkcionuoti šitoje erdvėje. O jeigu kai jau tas išgyveni tą samatkai, kaip mes vadinam, tai tu viską šitą matai. Ir aišku, jeigu tu pradėti vertinti, tai čia vėl tavo protas vertina, bet tu tiesiog esi. Ir vėl tada protų kilgasam įdomu, tai kodėl tam, kas tu esi tikras, nieko neįdomu. Jam tiesiog yra taip. Kaip jūs galvojat? Nes protas bando vis užsikabinti už kažko. Vis kažką pagerinti savo ten kažkokią gyvenimo sąlygos, dar kažką. O tu tiesiog esi. Ir nesvarbu, ar tu šiandien mirsi, ar rytoj, ta būsena nepasikeis. Mirs tik tas tavo aš, netikrasis. Ir bendrai mes vis tiek suprantam, kad jokio tikslo iš vis nėra. Ir niekada nebuvo.